Sveiki atvykę į Prospekto galeriją. Šiandien turime tokį šiek tiek netradicišką renginį parodos uždarymą. Kadangi parodą atidarėm vasaros vidury, tai ją galėjo apžiūrėti visi praktiškai mėnesį. Visi apžiūrėjo, kas norėjo. Nu, ir su autoriu nusprendėm, kad gal tokiu atveju, kai Liepos mėnesį visi ar rugpjūčio vidury visi atostogauja, kad padarysim ne atidarymą, o uždarymą. Tai va, tai man atrodo, čia visi autoriai pažįsta vos ne geriau negu aš ir turime Ledo inkliuzus seriją, kuri mus nuveda į tam tikrą Alio Balbieriaus pasaulį, apie kurį mums galbūt šį vakarą pašnekės Jūratė Baranė. Tai gal pirmiau Aliai duokime žodį. Aš keletą žodžių, bet čia tikrai savi žmonės burnos neaušinsiu. Tai yra keisti tie mano eklektiniai, estetiniai žaidimai, aš jo žaidžiu, man jie teikia tas procesas malonumą, rezultatas ne visada yra, bet gaunasi iš to parodos. Šitie inkliuzai yra keliavę porą kartų į Vokietiją ir kažkada buvo Vilniuj, Kaune parodos. Galbūt pirmą kartą čia šitos serijos fotografijų, nes tų serijų aš darau daug ir labai įvairių, kartais diametraliai priešingų savo tematiką ir stilistiką. Gal pirmą kartą čia jų tiek daug yra parodyta iš vis dėlto apie 20 metų daromos serijos su pertraukiais. Tai kokia pusė šitų darbų yra pirmą kartą atspausti ir rodomi parodoj. Aš šiaip būdavo mažesnio formato parodos. Apie tą parodą čia šiek tiek parašyta įvairiose informacijos šaltiniuose, Facebook'e, buvo spaudoj, kas norėjo žino. Kad ten ar tai dailė, ar ką, tai aš gal tik tiek ir pasakysiu. Kaip tau šovė Jo, galvą? kol kas pradžia tiek. Ali, kaip tau šovė galvą ta idėja inkliuzus apskritai daryti, šaldyti lede? Aš čia 2 dienas, 2 ilgus interviu apie tai šnekėjau, bet pasikartosiu. Tai yra, aš gyvenau Verkiuose ir ten išėjau parūkyti, tada dar rūkiau. Ir vyko remontas ir šitas visokias vonelės buvo iššalę kažkokie daiktai, lapai, įkritę atsitiktinai. Ir man tai pasirodė be galo gražu, dar surūdyję daiktai, tas surūdyjęs vanduo. Aš nusifotografavau ir iš karto kilo mintis, o kodėlgi nepaimti, užpilti vandens ir primesti tų daiktų. Tai pasidarė šitą visą. O fotografinių vonelių nereikia toli ieškoti? Fotografinė vonelė naudojama, kartais ten yra viena matosi, o šiaip tai naudojamas celofanas, kad tas ledas būtų nelygus, ten pratirpdama, čia tos technologijos tokios žaidimų yra. Aš tai nemoku kalbėti, kadangi aš nesu jokia fotografijos specialistė, bet kadangi jau taip ištiko, tai aš parašiau tokį esiuką va čia, kur įkvėpė mane tos visos fotografijos. Alios tie fotografiniai eksperimentai kažkaip labai prilimpa prie mano knygų viršelio. Ir aš esu net 3 knygas išleidusi su Aliaus nuotraukomis. Ir man kažkaip tas knygas net yra miela paimti į rankas iki šiol, nes šiaip tai nusibosta savo pačios knygos. Jau nebematai. O pavyzdžiui, ypač filosofija ir literatūra, kur aš įdėjau kaip tik tai Ledo inkliuzus, tokius 2 ratus įšaldytus tokiam žydram fone. Tai aš iki šiol labai džiaugiuosi šitą nuotrauką, šitų viršelių. Ir kadangi dabar ką tik tai užbaigiau savo naują knygą, tai kai atšlinkau apžiūrėti tos parodos, tai pirmiausiai pažvelgiau suinteresuotų žvilgsnių. Gal vėl pavyks ką nors nusižiūrėti viršeliui. Bet iš karto supratau, kad čia yra kitoks susitikimas su Alio nuotraukomis, kitoks potyris. Pirma mintis įėjus į salę buvo liūdesys, gal net išgąstis, tokia eschatologinė nuojauta. Tai po pasaulio pabaigos atrodys mums brangus kasdienybės daiktai. Jei pasaulis nesudegs pasaulinėme gaisre, kaip prognozuoja kai kurie pasaulio pabaigos specialistai, tai gal jis bus užlietas vandeniu, pasauliniu tvanu. Ir jei planeta nesušils taip, kad spirgintų mums padų žemės gruntas, tai galgi viskas galutinai iššals, įstrigs kaip ašara akyje ledo sluoksnėje ir per tūkstantmečius vien tik abejingos mūsų likimui žvaigždės medituos šiuos mums brangių daiktų trupinius, iššalusius inkliuzus toli iš aukštybių. Taip nuliūdusi slinkau, nuo vienos nuotraukos prie kitos, laukdama išrišimo ar kokios kitokios paguodos.
ir klausiau savęs, o kas pakito, o kuo šitie inkliuzai taip skiriasi nuo tų ratų, stiprinų melsvame lede, kuris atsidūrė ant to viršelio. Ko gero, viską keičia tiksli, elegantiška ir moderni juoda spalva. Juodas fonas, juodas debesis, juodas periodas, juodas dar kažkas. Žmonės sako, gyvenime viskas juoda ir daugiau aiškinti nebereikia. Šliogeris prieš pasinerdamas pirmą sykį į giliąją melancholiją išleido Niekio vardus su aklina juoda spalva viršelyje atsispindinčiame ir teksto nuotaika. Ričardas Gavelis prieš pat anksti palikdamas šį pasaulį, gana mįslingomis aplinkybėmis, išleido paskutinį romaną Sun Tzu gyvenimas šventajame Vilniaus mieste. Atsivertus priešlapį, sutrikau, jis buvo juodas. Sakykime, ši paroda, tai juodasis Alio Balbieriaus periodas, bet jų yra labai visokių ir labai įvairių. Balbierius eksperimentuoja ir būtent tas eksperimentas parodoje teikia paguodą, nes jis atveria mūsų santykį su daiktais, kurių paprastai kasdienybėje nefokusuojame. Mūsų požiūris į daiktus visada instrumentinis. Sugedusios žirklės erzina, nes neleidžia kažko nukirpti, sustojęs laikrodis trikdo, nes galime pavėluoti. Daiktai visada yra po mūsų ir dėl mūsų. Mes svarbiausi, jie tik tarp kitko, tik tiek, kiek mums yra skirti. Balbierius šį santykį apverčia aukštyn kojomis. Šioje parodoje svarbiausia tampa patys daiktai, tuo, kad jie buvo, kad jie yra, likę be žmogaus, nereikalingi ir nenaudingi, išmesti, paniekinti, užmiršti, sudulėję, bet jie yra. Ir taip ontologiškai atveria patį buvimo tikrumą, buvimą iki žmogaus, be žmogaus. Bet surežisuoti šį tikrumą galėjo irgi tik tai žmogus. Žmogus jaučiantis ir suprantantis daiktus. Taip poetas skiriasi nuo fiziko, eksperimentuojančio su daiktais, tam, kad išryškintų jų vidinės savybės, tam, kad pažintų. Balbierius pažinimą sustabdo ir priverčia medituoti. Surūdijęs geležiukas net neįtarė, kad jį su tokia atida apžiūrinės prasilavinusi publika. Balbierius su meile, netgi dekadentišku skrupulingumu išryškina šio prarasto pasaulio mirusių daiktų grožį. Kuo gražiau, tuo baisiau. Nes visi tie daiktai lieka amžiams užšaldyti. Jie nebeprisikels, jie nebesugrįž, niekas nepuls jų restauruoti, sugrąžinti namo, kad jie vėl taptų tuo, ko buvo anksčiau. Nebent sumani šeimininkė dar sugebės panaudoti užšalusias paprikas. Nežinau, ar pavyks obuolius. Galiausiai tai paroda apie laiko negrįžtamumą, apie praradimą, ne tik daiktų. Bijau apibendrinti, bet per daiktų mirtį mes giliau suvokėme savo pačių artėjančią mirtį. Savo pačių netgi netobulumą palyginti su daiktais. Mirę mes nebūsime tokie gražus, netgi išaldyti. Mes ne paprikos ir nesugedę laikrodžiai. Išsaugota mirusi organika kelia klaiką, ar tai būtų revoliucijos vadas, ar Egipto mumija. Todėl nejaukiausias iš visų matytų inkliuzų yra užšaldytas kažkada buvusio gyvo paukščio sparnas. O koks jaukiausias? Aš savęs klausiu, ar pavyko išsirinkti ką nors knygos viršeliui. Jaukiausiai man žiūrisi užšaldyti išbyrėję senos maldaknygės puslapiai, priglausti raudonų uogų, turbūt erškėčių. Įdomu buvo pamatyti, kad ledas visiškai dera su pasimetusiu knygos lapu, netgi suteikia jam formą, vietą ir stabilumą. Be ledo jis išnyktų laike ir žinoma erdvėje.
O kažkada šiuos lapus laikiusios žmonių rankos tirpdo sustingusio pasaulio šaltį, o iš šių lapų kartotos maldos tolimas pasaulio pabaigos šešėlį. Pasaulio fonas juodas, šaltas, pasaulis perpildytas užmirštų, nebereikalingų daiktų, besiilginčių žmogaus dėmesio jo ranko, bet visgi per daiktų nuotrupas mes susisiejame su kitomis kartomis ir nutolusiais žmonėmis. Aš tikiuosi, gal po daugybės metų šita Balbieriaus mokykla, jinai suklestės ir atsiras kiti fotografai, kurie sugebės pamatyti grožį jau mūsų pačių nebereikalingų daiktų likučiuose, kurių mes neįžvelgėme pasinėrę į kasdienybės bruzdėjimą. Galbūt vilkimės. Ačiū, Valia. Ačiū. Tikėsimės, kad kosminis šaltis mūsų visų neišaldys, bet galimybė tokia visada yra. Ir darydamas tą seriją vis tiek pagalvoja apie kosminės tas galias, kurios daro tos dalykus. Kitas dalykas, dar noriu pasakyti labai trumpai. Noriu pasakyti labai trumpai, kad tie patys užšaldyti objektai, realybė, jie yra kur kas įspūdingesni. Fotografija to neperteikia. To proceso, kai jį palieki natūraliai tirpti, nykti, ar su karštu vandeniu tirpdai tą formą. Tai yra jie tikrai, ir aš esu kartais pajuokauju, kad jeigu būčiau labai turtingas, turėčiau tokį šaldytuvą, kur galėčiau juos eksponuoti ir leisti, pasižiūrėti, sukabinti. Tai tikrai būtų įdomu, nes tie objektai, jų darimas yra savotiškas performansas, kurio niekas nemato, reiškia. Galbūt tai yra ta įdomi dalis šito, reiškia, šitos serijos darimo, kad tai vyksta kažkur niekad nematom. Aš truputėlį pafilmavau tas procesus, bet taip nesumontavau. Kažkaip tų dalykų pats nevaldau gerai montavimo video, tai gal kada nors padarysiu kažkokį tai. Kaip ten viskas vyksta, tas vanduo, kaip tirpsta, kaip šąla, galbūt ir kokį ten fotofilmą galima padaryti. Aš ir tai užsiėmimas įdomus čia, viena iš daugelio serijų, tiesiog įdomu man tai būtų. O galutinis rezultatas, koks jis geras, blogas, spręsti ne man čia. Tiesiog yra. Kiek supratau, ne visai blogai iš atsigavymo Facebook'e. Tai ne visai blogai. Aišku, aš esu gana reiklus, aš galėčiau čia daug ką sukritikuoti, čia to simbolizmo, viską per daug, bet čia būtų ilga kalba. Išeina taip, kaip išeina. Ir galbūt netgi, kas čia sakė, man tos poezijos yra per daug, bet kadangi rašau tos eilėraščius tokius daiktus, tai aš galbūt negaliu pabėgti nuo prigimties, nors labai norėčiau išvengti to. Labai dėkingas Jūratė, ačiū. Šiaip tai Jūratė man truputį atidirbo, jie pristatinėjo knygą apie Jurgą Ivanauskaitę, aš rodydavau Daramšalos nuotrauką. Tai taip, ačiū, taip, aš tada irgi truputį išnaudojau, bet man buvo malonus dalyvauti. Šiaip ką, aš noriu padėkoti Vilimai, neatėjo Viktoras Binkis, kurie man padėjo čia truputį sudėlioti grupėmis nuotraukas, nes aš čia buvau biškį tą kiekį pirmą kartą didesnį rodžiau, padėkoti Fotomeno sąjungai čia buvusiam vadui, kuris tą kažkokį projektą parašė ir nukrito šitie pinigai, atsirado galimybė padaryti normalioje erdvėje šitą parodą. Tai ačiū. Tai mes savo ruoštų vykdyti. O, jos tarpa Nidos, kurio nebuvau šitą, nebuvau. Ne, Nida tai čia toksai simbolinis momentas, bet viduje. Ačiū. Dabar prašom pabendrauti, vyno išgerti, vyno yra. Tikėjausi, kad daugiau ateis draugų, bet per atostogauju. Darimas, sakom, paroda atidaryta, tai dabar gal sakom vyžių iššykite. Prašom. Tai ką, per uždarimą dabar kaip ten... Kas nori dar ką nors pasakyti, ar paklausti? Per uždarimą kaip būna, visi po vieną ir išsineša. Aš teisingai supratau. Šeštadienį 4 valandą. Neįliu. Šitą parodą spalio 8 atidaroma, jeigu aš neklystu, Petrausko muziejui Kaune, tai nebiškai keliausiu. Jau sakyta.